kai aš galvoju savo kelio pradžios su Dievu, tos etapus, tai matau tokius ženklus, kad pirmą kartą man buvo 12 metų, aš augau nereligingoje šeimoje, tėvai buvo komunistų partijoje, vadovaujančiose pareigose, bažnyčią nevaikščiau, 12 metų kartą jau pro bažnyčią ir galėjau nueiti tokiu trumpesniu keliu. Ir atsimenu, pamaščiau, kad negaliu eiti, nes esu kažkoks netobulas. Paskui 16 metų praradau draugą, jis nuskendo, jam buvo 18, mes planavom po vasaros atostogų su juo praleisti laiko, buvo kelios dienos dar vasaros likę, jis išvažiavo į Druskininkus su tėvais atostogauti ir turėjo grįžti anksčiau, ten turėjo būti laisvas plotas, mes turėjom švęsti. Man paskambino, jis nuskendo baseine. Geriausias plaukikas, kurį pažinojau iš mūsų kiemo. Mane tai taip sukrėtė ir paskui, ką pamenu, kad jausmas toks buvo, lyg kažkas mane stebėtų, toks atsirado. Nors tarybiniais laikais mokykloje sakė, mes esam kas kaulai, oda, kūnas, materija, kuri išnyks ir viskas baigsis. Bet tas jausmas, kad mane kažkas stebi, aš galvoju, kad jo kažkokia dvasia stebi mane ir prasidėjo toks įdomus ieškojimas. Viena, kad buvau sukrėstas, kad gyvenimas gali 18 baigti, su man 16. Kita yra, kad kažkoks dvasinis pasaulis turbūt egzistuoja. Pasidariau toks truputį jautresnis. Ir pamenu, pradėjau skaityti ten apie jogą, miegoti ant grindų, šalia savo lovos, penktadieniais nevalgyti. Ir praeina dar metai, pusantrų. Grįžta mano brolis iš Vilniaus, aš tuo metu Kretingoje gyvenau. Grįžta brolis, man pradeda pasakoti apie Jėzų, kad kalba religingai, taip keistai, visiškai neįprasta man taip brolį matyti, galvo, kas jam galva praplovė smegenis, kas jam susuko taip protą. Ir truputį gėda buvo kažkaip apie religiją kalba, kas čia tokia keistai labai. Bet kalba taip, kaip būtų vakar su Jėzumi Kristumi susitikęs. Tiki viską, ką sako. Taip keista. Kalėdų metas, 90 metai. Ir aš sėdžiu su juo, mes sėdim kambarį ir jis kažką kalba ir staiga pajuntu, kad kambarį kaip būtų kas elektrą pajungia. Tiesiog šiurpas taip pradėjo krėsti, kad dar kažkas čia kambarį yra. Va tas jausmas tikrai yra kažkas dar kambarį. Ir aš taip žiūriu į savo rankas, jos tokios purvinos, taip šlykštų nuo savęs pasidarė, gal ką čia daryti, ašaros pradėjo bėgti, bet jaučiuosi, kad kažkas vyksta ir iš to norėjau pabėgti, nes brolis sėdi nepatogu. Išbėgau į kiemą, į parką, atsiklaupiau ant sniego, pirmą kartą pradėjau kalbėti ir kažką pasakiau, jeigu tu Dieve iš tikrųjų esi, jeigu tai, ką brolis pasako, jeigu tai tiesa, aš noriu tave savo gyvenime. Ir kai aš taip pasakiau, sustojo, toks jausmas buvo iš tiesų, kad mane išgirdo ir kad asmuo kitam gale laido yra. Ir tas užtikrintumas, tada gimė toks tikras tikėjimas, kaip, nežinau, taip kaip save čiupinėjai, taip toks aiškumas, kad mane išgirdo, kad tai yra tiesa, džiaugsmas užlieja, tas visas pasišlykštėjimas savim dingo, kaltė dingo, užlipau į viršų vėl į mūsų tą kambarį, tą butą. Sakau, broli, nukirp man plaukus. Ilgus plaukus tada turėjau, kaip maišto tokia forma prieš tarybinę sistemą. Nukirp plaukus, važiuojame į bažnyčią gelbėtis. Žinai, ką ten reikia daryti. Ir mes sėdome naktinį traukinį, iš Kretingos važiavom į Vilnių, į bažnyčią, kad galėčiau oficialiai pakviesti Kristų į savo gyvenimą. Ir kai tai įvyko pamaldose, pamenu, išėjau Vilnių į gatvę ir taip žiūriu, jausmas, kad visą gyvenimą pragyvenau juodai baltam filme, kažkas įjungė spalvas. Ir nerealu, čia yra fantastika. Kitą dieną atsibudau, galvoju, bus tas jausmas ar nebus, ir jis yra, ir Kristus yra. Ir tada prasidėjo toks suvokimas, kad aš tarsi neturėjau gyvenimo, dabar turiu. Jis nebuvo labai prastas, galbūt, bet pakankamai ir klaidų pridaryta. Bet Kristus davė naują gyvenimą, visai naujus norus, naujus tikslus, o dabar gyvenimas iš tiesų yra toks, su tokiu giliu pasitenkinimu. 17 metų susituokęs, turim 5 vaikus,
2 globotinės ir 3 biologinius vaikus ir tarnauju kaip pastorius, esu dvasininkas. Tai toks gyvenimas, kur niekada nesitikėjau, kad tai pakryps, bet labai džiaugiuosi, kad Kristus taip traukė ir ištraukė iš ano gyvenimo ir davė visai kitokį gyvenimą. Dabar esu toks jausmas čia žemėje, bet jau amžinybėje. Saugus jame, jo meilėje, Jėzaus Kristaus meilėje.